Sveiki visi. Su jumis ir vėl aš Laura, kūno psichoterapijos praktikė. Ir kūno psichoterapijos lauke esu jau 4 metai. O kūno terapijos jau virš 10. Ir tikrai džiaugiuosi galėdama dalintis savo žiniomis, šiek tiek plačiau kalbėti šitomis temomis, palaikyti daugybę žmonių jų sunkiose situacijose ir pasiklydimuose. Ir šiandien norėčiau paliesti tokią temą, kuri pastaruoju metu, aš manau, yra labai aktuali visuomeniai ir kiekvienam iš mūsų. Tai mes išgyvename tokį etapą, kur labai stipriai iškelta yra žmogaus visagalybė, kad viskas priklauso tik nuo tavęs ir viską tu turi padaryti, galėti padaryti, kad viskas, kas tave riboja, yra tavo galvoje. Ir jeigu tu praplėsi savo matymą, žinojimą, tikėjimą savimi, tai tu pasieksi aukštumų. Ir kažkokia dalis tiesos tame yra, bet iš tiesų žinutė labai tokia paviršutiniška, ar ne? Visiškai nepamatuota nervų sistemos įtaka, nepamatuota, kiek yra mūsų kūne gyvenančių traumų iš praeities ir tos trauminės reakcijos, ar ne, tokios kaip fryzas, sąstingis arba kovok arba bėk ir visos kitos, tai iš tiesų yra labai nepaprasta. Ir jos yra autonominės, taip pat kaip ir nervų sistema, kuri reaguoja į stresą, į dirgiklį. Tai aš galiu tikėti savimi, kad aš galiu padaryti viską ir pasiekti visko tiek, kiek noriu. Bet kai tik susitiksiu savo kelyje su dirgikliu, kuris iššauks mano nervų sistemos autonominę reakciją, kaip pavyzdžiui sąstingis, mano tikėjimas toje vietoje nieko nereiškia, todėl kad nervų sistema ir viskas, kas veikia kūne, yra 4 kartus stipriau už tai, kas iš tiesų yra mūsų galvoje. Tai aš manau, kad labai svarbu dabar išgirsti, galbūt konkrečiai jums, galbūt daugeliu žmonių, galbūt laikas padaryti taip, kad tai pradėtų skambėti eteryje, kad ne, mes nesam visagaliai, ne, taip nėra, kad viskas yra mūsų rankose, nes tikėjimas, kad taip yra, iš tiesų labai stipriai kerta per savivertę. Labai stipriai kažkur pažeidžia mūsų viduje ir mes pradedam tikėti, kad jeigu aš nepasiekiau visko to, ką turi kiti, negaliu keliauti su draugais, juoktis po kalnus, čiuožti slidėmis ir viskas man sekasi fainai ir aš juokiuosi kaip visi kiti, kuriuos matau medijose, tuomet aš kažkoks blogas. Ir tai yra chroniškos gėdos išraiška, aš blogas, ar ne, ir ji formuojasi kaip žaizda vaikystėje, tada, kai mes turime savo raidą, kai formuojasi psichologinė tapatybė. Ir tokiu atveju ir taip turima žaizda, jinai dar labiau pagilinama, o šią žaizdą turi tikrai didelis procentas žmonių. Aš tikrai nepaskaičiuosiu, koks, nes tyrimų nedarau, bet tiek, kiek aš pastebiu, susiduriu, pati analizuoju, matau, tai tikrai labai didelis kiekis žmonių turi šią žaizdą. Skirtingi būdai, kaip tvarkytis su ją. Tikrai taip, bet patys žmonės tikrai turi šią žaizdą. Tai kas kartą patirti, kad viskas pasirodo, aš viską galiu, bet man nepavyksta, reiškia dar vieną patvirtinimą, kad vis tik aš esu blogas. Ir tai, kas manyje ir taip skauda dar labiau. Ir neturėjimas žinių apie tai, kaip veikia mano nervų sistema, apie tai, kaip aš galiu toleruoti, kokį kiekį dirgiklių aš galiu toleruoti. Tai iš tiesų be galo svarbi informacija. Na ir kaipgi jinai veikia, ar ne?
mes turime tokį tolerancijos langą, jį taip mėgsta piešti. Štai taip, ar ne? Ir mes ten, kai esame tame lange, mes toleruojame tai, kas ateina iš išorės į mus. Ja? Ir tą pačią informaciją kažkiek galim toleruoti, kad tu visagalis, padaryk daugiau ir tau pavyks ir tu pamatysi, kaip tau viskas pasiseks. Tačiau jūs puikiai žinote, kad taip yra ne visada ir kad tai yra etapais. Ir kartais gyvenime yra tokie etapai, kai dirgiklis, jau bet koks dirgiklis pasidaro labai sunkiai toleruotinas, ar ne? Kai viskas pradeda erzinti, kai viskas atrodo stipriai per daug. Ir štai tas momentas reiškia būtent, kad jūsų tolerancijos langas yra stipriai susiaurėjęs. Taip? Na, o stipriai susiaurėjęs tolerancijos langas reiškia, kad jums labai stipriai trūksta resursų, palaikymo, ar ne? Tai yra pagrindinė sąlyga, kas padeda pereiti per sudėtingus išgyvenimus, tai būtent palaikymas. Ir žodis palaikymas mūsų suvokimu, tai reiškia, kad kažkas ateis ir mane palaikys. Ir kaip dažnai gyvenime mes esame taip, kad nėra kam mūsų palaikyti. Arba mes tikimės palaikymų iš tų, kurie visiškai negali to padaryti. Taip kaip yra kopriklausomybės momentai, ar ne, kai gyvename su žmonėmis, kurie yra arba emociškai nepasiekiami, arba emociškai nestabilus, kurie turi priklausomybių, narcisistinės asmenybės ir taip toliau. Ir visa tai yra kopriklausomybė, kai mes gyvename su jais pririšdami prie jų savo saugumą, prie labai nesaugių iš tiesų žmonių. Ir negalime atsitraukti, ar ne? Ir tai būtų tas atvejis, kai mano tolerancijos langas stipriai susiaurėjo, be abejonės dėl to, kad trūksta resursų ir palaikymo. Ir aš tikiuosi palaikymo iš tų žmonių, kurie yra aplinkui mane, tačiau jie patys nėra saugus, jie patys negali susireguliuoti. Tai būtų toks tarsi, du skęstantys žmonės, labai artimi sielomis, nes jie žino, kaip baisu yra skęsti, bet nėra nei vieno, kuris galėtų ištraukti, nes nėra nei vieno, kuris neskęsta. Jo, reikėtų kažko, kas neskęsta. Na ir šiuo atveju be abejonės, kad terapija tai yra geriausia, ką jūs galite padaryti, tai atrasti savo terapeutą, atrasti savo būdą, eiti terapinį kelią. Ir manau, kad jis irgi yra etapais, yra vienas žmogus viename etape, paskui kinta. Tačiau yra ir dalykai, kuriuos jūs galite padaryti patys. Nes palaikymas mūsų nervų sistemai reiškia, kad kažkas iš išorės mums suteikia tą suportą, tą tokį, aš tave palaikau, ar ne, aš esu čia su tavimi. Ir tai gali būti labai kūniška. Jo. Tuo metu, kai aš suteikiu savo atlošą, suteikiu savo tokią labai patogią kėdę ir klausausi, kaip mano kūnas priima tą palaikymą, ar ne, kaip jis jaučiasi, kai jam suteikia tą palaikymą. Tuomet aš susijungiu su dviem savo dalim, su viena, kuriai reikia palaikymo ir su kita, kuri suteikia palaikymą, ar ne, ir aš turiu savyje ne tik tą vaikišką dalį, kuriai trūksta, kuriai reikia to palaikymo, dažniausiai tai vaikiška, bet ir tą auginuosi suaugusiai. Tai kai mes nusprendžiame auginti savo vidinį vaiką, tai mes užauginame tikrai ne vaiką, bet užauginame save suaugusi. Vaikas lieka vaiku, tik kad pradeda jaustis daug saugiau. Tai štai ką bandau pasakyti, kad palaikymas nebūtinai yra kažkas, ką gali duoti kitas žmogus. Tai gali būti ir kažkas, ką galiu duoti savo aš. Ar ne? Bet aš turiu žinoti, ką reikia duoti. Man reikia pradėti girdėti tą kažką, kuriam to kažko reikia. Aš turiu ateiti į santykį su savo kūnu ir su savo nervų sistema. Nes nei mano vyras, nei mano vaikai, nei mano kažkokia kita artima aplinka, jie negali žinoti, ko reikia mano kūnui dabar. Jie gali vaidinti, kad jie žino, jie gali teikti, kad jie žino, kaip man reikia, bet iš tiesų niekas apart manęs negali to žinoti.
Ir dažnai dėl sunkių išgyvenimų ir dėl trauminių patirčių mes atsiskiriam nuo savo kūno, nebeklausome jo, protas pradeda būti toks direktyvus, smurtaujantis. Jam nepatinka, kad kūnas turi poreikių ir jis randa būdų tą kūną nutildyti, užčiaupti, kitaip tariant, ar ne, kad jis savo tyliai būtų. Ir kuo mažiau kūno poreikių ir nervų sistemos poreikių mes atliepiame, tuo mažiau jis pasipildo ir tuo siauresnis darosi tolerancijos langas. Ir tuo labiau visi dirgikliai mus išmuša ir mes išskrendam iš to lango, ar ne, arba į viršų, į tą tokią stipriai aktyvę kažkokią reakciją, tokia reaktyvi reakcija, ar ne? Arba į apačią, kai mes einame užsidarimą, į tokią apatiją, į tokią jėgų nebuvimą, į shutdowną, į tokį atsiskyrimą, į galbūt kolapsą, ar ne? Mes iš tiesų tai patiriam. Galbūt visada vienodai, galbūt skirtingai, bet kiekvienas iš mūsų mes išskrendam iš savo tolerancijos lango į viršų arba į apačią. Na, tai kągi mes galime daryti? Ką mes turėtumėm daryti? Ir vienas iš būdų yra pradėti mokytis, įsivesti tokią discipliną, kaip ieškoti tų pačių resursų. Ir mes mokomės išgirsti, ko kūnui reikia dabar ir kaip kūnas pasiima tai, kai aš jam tai duodu. Mes turime ir per tokį galbūt žaidiminį santykį su kūnu mes galime ateiti į visai neblogą santykį. Aš pamenu ir savo istoriją, kai aš atradau, kas yra tie resursai, kad jie egzistuoja, kad tai svarbu, kad reikia tuo rūpintis, kad pavalgyti ir pamiegoti ir nusiprausti. Tai nėra viskas, kuo aš turiu rūpintis, kas liečia mano kūną, kad yra emocinė sveikata. Kad yra emocinė sveikata, be abejonės žinojau, bet kažkaip to fokuso, kad yra resursai ir kad juos reikia papildyti ir kad tai yra svarbu, aš neturėjau. Ir kai tik atkeliavau į kūno psichoterapiją ir atradau tokią savoką resursai, mano gyvenimas iš karto įgavo visiškai kitą atspalvį, pagreitį, poskonį ir visą kitą. Taip pasuko visai kitų takų. Nes aš pradėjau tyrinėti resursus, aš pradėjau atrasti, pasirodo, kokia unikali aš esu ir kokie dalykai svarbus mano kūnui tinka ir kokie netinka, nors jie tinka visiems aplinkui. Ir kai leidau savo būti tokiai unikaliai, pradėjau suteikti savo tai, kas man yra reikalinga, aš pradėjau leisti ir kitiems būti labai unikaliems. Ir vis mažiau ir mažiau norėti iš jų, vis mažiau ir mažiau man pradėjo reikėti, kad jie patvirtintų, kad jie mane pamatytų, kad jie mane atlieptų, kad priimtų, kad neatstumtų, kad aš žinočiau, kad aš svarbi. Vis daugiau ir daugiau šito patyrimo atsirado iš santykio su savimi, nors tokio tikslo net nebuvo. Tačiau tai labai lengvai paaiškinama, logiškai, ar ne? Nes kūnas, sakysim, jeigu matytumėm jį kaip nervų sistemą, pavyzdžiui, dabar jam reikia nusiraminti. Ir mes negalim žinoti, kas jam padės, bet galbūt, jeigu ieškosim, mes atrasim, kad žiūrėti į dangų ir kaip plaukia debesis, leidžia kūnui tokį viskas, arba pučia vėjas ir aš nurimstu. Jo, ir jeigu aš lieku su tuo procesu ir kūnas viskas, kas įvyksta, nervų sistema susireguliuoja. Ir tai galime pamatyti per tokį spektrą, kad kūnas turėjo poreikį, jis laukia, kol kažkas atlieps, tai būtų tokia kaip mūsų vidinis vaikas, ar ne, yra poreikis ir jis laukia, kol ateis mama ir atlieps. Ir tas, kas atliepia, irgi buvau aš. Aš nustojau bėgioti gatvėmis ir pradėjau ieškoti, kas dabar gali padėti. Ir kai atradau, mano dėmesys liko tame, kaip tai įvyksta. Jo, ir poreikis atlieptas reiškia, aš esu svarbus. Jeigu aš esu svarbus, vadinasi, aš kažkam priklausau. Kai mes esam kūdikiai, aš priklausau
mamai, šeimai, žmonėms, ar ne, jeigu mano poreikius atliepia, aš esu svarbus, aš priklausau, aš esu mylimas. Ir tai yra didžiausi poreikiai, dažniausiai nepilnai patenkinti arba visai nepatenkinti, su kuriais mes lakstume paskui visą gyvenimą, turėdami tokią fiks idėją, kad, pavyzdžiui, kai aš išaugsiu, tai jau viskas bus kitaip, arba kai aš ištekėsiu arba vesiu, kad jau tada tai tikrai pasikeis, galbūt turėsiu tiek finansinių galimybių, kad man nebereikės, kad mane mylėtų ir priimtų, bet iš tiesų poreikis lieka tas pats, nes viskas, kas kūne neatliepta, tai keliauja su mumis kaip poreikis. Ir tai yra toks bazinis poreikis. Aš svarbus, aš mylimas, aš priklausau. Tai štai ką aš jūs ir kviečiuosi šiandien šitoje temoje, kad turbūt, kai mes girdime nuolatos, jūs galite viską patys, jūs visagaliai, tik jūsų rankose yra jūsų gyvenimas. Yra tam tikras spektras dalykų, kurie yra jūsų rankose, bet dar yra ir dalykai, kurie nuo jūsų nepriklauso tą akimirką, tą arba kitą. Galbūt jūs turite tokias trauminės patirtis, kurios išliko jūsų kūne, kad pasaulis yra nesaugi vieta ir kas kart ryte atsibudus jūsų nervų sistema nusprendžia, kad reikia eiti į užsiverimą ir jūs net neturite jėgų ir energijos gyventi ir net nenorite galbūt tvarkytis su savo dienos iššūkiais ir užduotimis, nejaučiate gyvenimo džiaugsmo, nes energijos talpyklos uždarytos, nes būtent tas shutdownas, tas išsijungimo, atsakas, toks trauminis atsakas nervų sistemos, ar ne, jis turi tokią funkciją kaip uždaryti energijos talpyklas, kad taupyti energiją, nes dabar yra nesaugu ir taip galima visą gyvenimą pragyventi. Ir jeigu jūsų nervų sistema yra tokiose reakcijose, ar tikrai jūsų rankose nuspręsti, kad aš dabar šuoliuosiu per gyvenimą, nuo šiandien labai džiaugsmingas ir viską galėsiu. Arba viena dažniausių sutinkamų mano problemų yra išsekimas. Tai žmogus tiesiog vis bando padaryti dar, kad galų gale ateiti į tą visagalio poziciją, į kurią kviečiasi dabar pasaulis, ar ne, ir medijos ir visa kita. O iš tiesų jis prašoka pačią būtiniausią stadiją. Aš turiu turėti tam jėgų, aš turiu turėti resurso tam, kad atlikti kažką, kad ateiti į kažkokį tašką. Juk ir automobilis, kai mes važiuojame, ar ne, jeigu jūs neturite degalų, niekaip tu net važiuosi, nežiūrint į tai, kad tau būtinai reikia, kad galbūt tu labai nori ir kad galbūt nėra laiko sustoti degalams. Bet kuriuo atveju be degalų tu nenuvažiuosi. Tai čia tas pats, ar ne, mūsų tie resursai yra mūsų degalai. Ir mes tiesiog privalome tuo pasirūpinti. Ir kadangi skamba viskas tik ne tai kas atsitinka su mumis, mes patikim, mes bėgam kaip tos voverės rate, bet iš tiesų nepapildydami savęs tuo, kas yra svarbu mūsų nervų sistemai, mes netenkame jėgų su kiekvieną dieną vis labiau, tai nepasijunta, mes nepastebim, bet mes pasiekiam išsekimo ribą. Tai tikrai tai yra kaip pastarųjų metų tokia epidemija. Išsekimas, nes niekas nesirūpina resursais. Visi kalba tik tai pasiekimai, pasidžiaugimai, pavartojimai kažko, ar ne, ar produkto, turėk tą, galėk tą, džiaukis tuo. Bet koks tas procesas kūniškai, kaip tai turi nuskambėti jūsų kūne, jūsų nervų sistemoje, kad tai jūs pakrautų, o ne iškrautų. Tai jau yra visiškai kas kita. Ir
jeigu mes augdami, kai buvom vaikai, mūsų nereikėjo mokinti, mes tai mokėjom patys, bet be abejonės, kad paskui įvyko dalykai, kurie įvyko. Ir nebuvo tokios disciplinos nei mokykloje, nei namuose, kad tu turi mokytis pažinti savo nervų sistemą, išmokti ją naviguoti, nors tai tas pats, kas būtų, jums duoda Ferrari ir jūs nemokat jo vairuoti, ar ne? Tai tas pats vyksta su mūsų gyvenimais, nes mes turime nuostabią nervų sistemą tikrai ir visos gynybos ir reakcijos yra puikios, jį veikia puikiai, tiesiog mes nesuvokiam, kaip tai vyksta, mes nemokam ją naudotis. Mums davė Ferrari ir mes nemokam vairuoti. Tai tikrai iki pirmo stulpo, ar ne, mes nuvažiuosim. Tai ir vyksta pastaruoju metu. Ir ne tik pastaruoju metu, ir dėl to ir visos žaizdos, nes kai aš prasiplečiu, ar ne, kai aš tampu ramesnė, pilnesnė savo, geresnė santykis, minkštesnis, tai aš ir savo vaikams esu daug atlaidesnė, daug minkštesnė, daug daugiau galiu būti arti su jais. Kas yra be galo svarbu, ar ne, nes ten taip pat formuojasi naujos asmenybės. Tai štai apie tai ir yra mano vienas tokių gal smagiausių ir skaniausių produktų ir resursų iššūkis, kurį sukūriau tikrai tam, kad sistematizuoti kažkokią dalį to, apie ką čia dabar pasakoju, ar ne, Toliau jau žmogus pats, tiesiog įgavęs įgūdį, ieško savo tų resursų, žaidžia tą žaidimą su savimi, bet pradžiai tai mes turime 7 savaitės, 7 resursus. Kiekvienam resursui mes skiriame savaitę tyrinėjimui savo aplinkoje, savo kasdienybėje, savo gyvenime, nereikia niekur išvažiuoti, kažkur kažką mokytis. Tai yra tiesiog puikus produktas dėl to, kad mes savaitės pradžioje toje grupėje, kurioje esame online, yra įkeliamas mano video įrašas su visa navigacija, kaip tą resursą tyrinėti, kaip jis gali būti juntamas, šiek tiek ten yra ir somatinės meditacijos elementų ir tiesiog suvedimu atrandu, ar ne, pirmadienį atrandu, kaip tyrinėsime šį arba tą kitą resursą ir visą savaitę aš tiesiog būnu su tuo, ieškau, kaip aš tai savo kasdienybėje galiu atrasti, kaip tas resursas mano kasdienybėje man galėtų būti pasiekiamas. Ir be abejo, kad po 7 savaičių tokio žaidimo, nes protas viena vertus tarsi disciplinuojamas, bet kita vertus jis eina per žaidimą, ar ne? Nes tai nėra kažkas, kaip būtinai turi būti. Tai yra kažkas, kaip galėtų būti ir mes tiesiog smalsaujam, tas vaikiškas maudas vadinamas. Tai po 7 savaičių ypatingai pajutus tą efektą, kaip kitaip aš pradedu gyventi ir būti santykė su savimi ir su aplinka, be abejonės atsiranda toks įprotis, toks švelnus įprotis visur, kur ateinu, atrasti tai, kas man svarbu, atrasti tai, kas mane papildo. Ir tai taip natūralu, nes gamtoje iš tiesų gyvūnai taip ir gyvena, be abejonės. Ir mes kažkur išbarstėme tą gebėjimą, nes vietoj to, kad mūsų paklaustų, kiek jėgų mes turime atlikti namų darbams, ar ne, vaikystėje. Ir kas mus galėtų pakrauti, kad turėtumėm jėgų juos atlikti, mūsų paklausdavo, ar padarėjai, ir jeigu ne, tai turi padaryti ir paskui pailsės. Tai greičiausiai tas sužaidė labiausiai mūsų psichikoje, ar ne, kad aš iš pradžių turiu viską atlikti, nesvarbu, kaip aš jaučiuosi. Ir mes ilgainiui išmokome negirdėti, kaip jaučiamės, atlikti dalykus, nepaisant nieko. Ir tas nepaisimas, jis tampa galų gale ganėtinai liūdnas. Jo, jis mus ir atveda iki išsekimo, iki generalizuoto nerimo, iki nežinojimo, koks aš esu, ko aš noriu, kaip man būti, iki gebėjimo tik atliepti kitų poreikius, iki pririšimo savo vertės prie rezultato. Kai kaskart
atsiduriant vis tuose resursuose pradedi suvokti, kad visai ne rezultatas, kad tai aš toks, koks aš esu, pradedi vertinti save ir ten iš tiesų psichikoje vyksta daug naujų tokių takelių atsiranda, ar ne? Ir to santykio su savimi užmezgimas ir tas tokios psichologinės tapatybės užsiauginimas ir atstatymas ten, kur kažkada pritrūko. Nes mes tikrai būtumėm norėję išgirsti iš tėvų, kas konkrečiai tau svarbu, ar ne, kaip būtent tau reikėtų palaikymo, ar tikrai taip, jo, ir jeigu mes gautumėm tą atliepimą, mes visiškai kitaip save vertintumėm, mes žinotumėm, kad aš esu labai svarbus, nes kažkas klausia, ar tikrai taip, o gal va taip, ir kaip tau reikia, ar ne, ir tam kažkam svarbu, kaip aš jaučiuosi. Tai dabar mes galime tai padaryti savo patys, nes mes jau turime užsiauginę irgi tam tikrą suaugusią dalį, kuri štai ir turėtų atkeliauti į tokius štai mokymus ir vis tik tais paskirti tam, minimaliai laiko ir pastangų, bet vis tiek padaryti tai, ar ne, paskirti to laiko pasirūpinti savo nervų sistemą. Ir galbūt jau tada galvoti apie tai, ko aš noriu pasiekti, kaip aš noriu, kur atsidurti noriu, ar ne, ir žiūrėti, kiek iš tiesų tame yra mano galimybės, kai aš pažįstu save ir savo nervų sistemą, o ne tiesiog pasižiūrėti į video ar Facebook'e, ar Instagram'e, ar dar kur ir nuspręsti, kad, taip, jie sako tiesą, aš turiu viską galėti ir kai man nepavyksta, aš labai nusiviliu savim ir užsidarau nuo pasaulio. Tai dabar artimiausias iššūkis jau rugsėjo 11 startuos, tai bus 3 grupė. Pirmosios 2 buvo labai sėkmingos, jis tikrai nuostabus tas iššūkis, jis turi savo tokį šarmą, nes koks bebūtų metų laikas, mes jame atrandame labai daug džiaugsmo. Ir resursai yra malonus dalykas, ar ne, užpildantis, leidžiantis pasikrauti, pasiruošti galbūt ir naujam sezonui. Tai tikrai labai kviečiu jūs prisijungti ir šiek tiek pažaisti su savimi apie save ir savo. Ir tada jau pamatyti savo tą unikalumą, tada nuspręsti, kiek aš noriu tai branginti ir puoselėti, tada susikurti santykį su savimi ir galbūt jūsų kiekvienoje dienoje, o aš tikiu, kad taip ir bus, atsiras laiko resursui, beje, jam reikia 12 sekundžių, tai tikrai labai nedaug. Reikia 12 sekundžių išlikti resurse su juo ir su kūnu, kad nervų sistema persikrautų. Tai aš manau, kad visą tai mes savo galim tikrai leisti, reikia tiesiog atsiverti tokiai galimybei ir pasidžiaugti, kad apskritai šita žinia atkeliavo iki mūsų, atkeliavo iki Lietuvos, kad mes turime dabar šitą žinojimą, ko negali pasakyti apie žmonės 10-20 metų atgal, ar ne, kai Lietuvoje šitų žinių nebuvo ir mes net negalėjom pagalvoti apie tai, kas mums svarbu mūsų nervų sistemai kasdienybėje. Bet šiandien mes turime šią prabangą ir galbūt vietoj eilinio kažkokio produkto, kuris turėtų patvirtinti jūsų vertę ir pakelti savivertę, galbūt reikėtų vis tik pabandyti paskirti tą investiciją savęs auginimui, ar ne, užsiauginimui tos sveikesnės dalies, kuri gali pasirūpinti visomis kitomis mano dalimis, reikmėmis ir taip toliau. Tai štai labai kviečiu jūs prisijungti prie resursų iššūkio rugsėjo 11 dieną ir jį rasti galite mano internetinėje svetainėje kūnoterapijos.lt, atkeliavę į skiltį produktai. Taip pat čia aprašyme bus nuoroda. Ir
Be abejonės apie jį aš pasakoju visose savo socialinėse medijose, tai ir Instagrame, ir kūno psichoterapija moteriams Facebooko grupėje uždaroje, ir taip pat Facebooko puslapyje kūno terapijos. Žodžiu, aš šitą žinią skleidžiu plačiai, tikiuosi jinai jūs pasiekė ir jūs prisijungsite, išbandysite, juolab, kad prarasti nebėra ko. Tai iki greito pasimatymo.